Sveiki, esu Gediminas Mažeika, Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos inspektorius. Labą dieną, esu Nerijus Dunauskas, Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos metodinio komiteto pirmininkas. Šiandien mes apžvelgsime temą, kuri populiariau vadinasi dokso, o lietuviškai vadinasi paskutinės vilties pražanga arba SPA, tai yra perspektyvios atakos nutraukimas. Ir mes galime keliauti prie pirmo momento, kurį turime šiandieną, tai bus iš rungtynių sezono pradžioje, kuris sukėlė nemažai aistrų. Kaip matome epizode, žaidėjas veržėsi vienas prieš vartus ir teisėjas priema sprendimą, jog tai yra raudona kortelė, tuo labai stipriai nustebindamas besiginančią komandą. Pagrindinis akcentas šioje situacijoje yra, kaip buvo prasižengta. Jeigu žaidėjas bandė žaisti į kamuolį ir tuo metu pakišo koją varžovui, tuomet mes galime kalbėti apie paskutinės vilties pražangą su bandymu išspirti kamuolį iš po kojų. Tuo atveju būtų skirta geltona kortelė. Šiuo atveju matome, jog žaidėjas timtelėjo žaidėją už marškinėlių ar už liemens. Ir tai reiškia, jog teisėjas neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik tai parodyti raudoną kortelę. Tai buvo ta situacija, kurioje žaidėjas be bandymo sužaisti į kamuolį prasižengė prieš varžovą. Tai yra klasikinė situacija, kuomet ir teisingai išspręsta situacija, kuomet reikia rodyti raudoną kortelę. Kaip Gediminas ir minėjo, kad būtent tai ir nusako futbolo taisyklės. Ir futbolo taisyklės aiškiai yra tai pažymėta. Ir tas būtent pražanga, tai yra prieš keletą metų yra pakeista šiek tiek, nes seniau būdavo, kaip ir sakydavau, tai yra baudinys, raudona kortelė ir dar diskvalifikacija, tai būdavo 3 nuobaudos, tuo tarpu dabar yra pakeista šiek tiek, bet kaip Gediminas ir minėjo, tai būtina yra, kad žaidėjas, gynėjas bandytų žaisti kam. Taip pat labai svarbus momentas yra tame, kad teisėjas spėtų įvertinti, kadangi žiūrint video tai ganėtinai aišku, bet jeigu viskas vyksta dinamikoje, žaidimo metu labai sudėtinga yra įvertinti, ar tai buvo jau paskutinės vilties pražanga, ar galbūt tai buvo tik tai perspektyvi ataka. Tai šiuo atveju matome, jog teisėjas gan užtikrintai priėmė tokį, sakykime taip, ne patį populiariausią, bet teisingą sprendimą. Gerai, turim kitą epizodą iš vasaros rungtynių jau ir momentas yra tas, ką mes ir sakom, tai yra toks dalykas, kaip Gediminas ir paminėjo, kad tai turim dokso ar SPA situaciją. Šitoj situacijoje aikštės teisėjas priima sprendimą ir įvertindamas įsidėstymą gynėjų priima sprendimą, kad tai yra perspektyvios atakos nutraukimas. Todėl yra rodoma geltona kortelė, tačiau įvertinus metodinis komitetas, įvertinęs visus kriterijus, kurie yra nurodyti taisyklėse, kas liečia dėl paskutinės vilties pražangos, metodinis komitetas pataisė teisėjų sprendimą ir tai yra paskutinės vilties pražanga ir teisėjas šitoj situacijoje turėjo parodyti raudoną kortelę. Skirtumas nuo pirmos situacijos yra tas, kad šį kartą buvo prasižengta prieš baudos aikštelę. Ir kaip mes matėme, šį kartą buvo bandymas žaisti į kamuolį, tačiau taisyklė apibrėžia taip, kad jeigu tu bandai žaisti į kamuolį baudos aikštelėje, tuomet tau yra skiriama geltona kortelė. Šiuo atveju mes matėme pražangą prieš baudos aikštelę ir tuomet bet kuri pražanga turėtų būti traktuojama, jeigu tai yra paskutinė viltis, jinai turėtų būti traktuojama kaip raudonos kortelės verta pražanga. Turim trečią klipą, turim momentą dėl paskutinės vilties pražangos ar vadinamos perspektyvos atakos nutraukimo. Tai aikštės teisėjas priima sprendimą rodydamas raudoną kortelę ir tai yra raudonos kortelės vertas momentas, arba kitaip tariant, teisėjas priėmė teisingą sprendimą, atsižvelgiamas į keletą kriterijų, tai kaip mes ir minėjom, tai yra keletas kriterijų, tai vienas iš jų tai yra, kad tamsios aprangos žaidėjas turėjo galimybę
pasiekti už keletos žingsnių arba už keletos sekundžių turėjo galimybę pasiekti įvartį. Labai svarbus šitame epizode yra gynėjų išsidėstymas. Nes kartais, kaip ir aš minėjau prieš tai epizodė, kartais vienas žingsnis arba 2 žingsniai gali lemti tai, kad kokios spalvos bus kortelė. Kadangi jeigu mes turėtumėm dar gynėją arčiau vartų, kuris liktai ir galėtų būti sekanti kliūtis puolančiam žaidėjui, tuomet mes kalbėtumėm apie pavojingos atakos nutraukimą. Šiuo atveju gynėjas buvo praktiškai arba vienoje linijoje, arba netgi už kamulio. Ir tokiu atveju banko žaidėjas turėjo akivaizdžią galimybę pelnyti įvartį. Dažnai teisėjas turi savo atsakyti į klausimą, kuomet yra fiksuojama pražanga. Ar per ateinančias kelias sekundės puolantis žaidėjas turėjo aiškią galimybę pelnyti, akivaizdžią galimybę pelnyti įvartį. Jeigu atsakymas neigiamas, reiškia, tada mes grįžtame prie spatos vadinamos arba pavojingos atakos ir geltonos kortelės. Ir papildant Gediminą irgi yra labai svarbu, tai yra būtent pražangos metu aikštės teisėjas, aišku, ne vien tik aikštės, bet ir jo asistentai, tai yra būtent tas vadinamas, kaip mes sakom, pirmasis žvilgsnis arba pirmas foto, kaip įsidėsto žaidėjai, nes paskui, žinot, kad už 2 arba 3 sekundžių, arba netgi už 1 sekundės, viskas gali pasikeisti ir vaizdas, ir tie gynėjai, ir pats įsidėstymas tie gynėjai, tie kamuolio kryptis gali būti visai kitokia, negu kad buvo prieš 1 ar 2 sekundės. Kalbant apie Dokso ir SPA situacijas, pagrindinis momentas yra tai, kad paprastam žiūrovui atskirti būtų lengviau. Jeigu pražanga yra prieš baudos aikštelę ir tai yra paskutinės vilties pražanga, nesvarbu, ar tai yra tempimas, ar tai yra bandymas žaisti kamuolį, visuomet bus raudona kortelė. Tuo metu baudos aikštelėje, jeigu yra bandymas žaisti kamuolį ir tai yra paskutinė viltis, tai bus geltona kortelė. Tai yra vienintelė išimtis, kuomet yra nerodoma raudona kortelė. Jeigu tai yra tempimas baudos aikštelėje, kaip matėme pirmo epizodo situacijoje, tai bus vėlgi raudona kortelė. O papildant Gediminą, tai žvelgiant iš teisėjų pusės, tai tikrai tai yra vienas iš sudėtingiausių situacijų priimant sprendimus, įvertinant kriterijus, kuriais privalo remtis teisėjų komandos, vertinant momentus. Teisėjų priimami sprendimai baudos aikštelėje dažniausiai baigėsi 11 metrų ir raudona kortelė, todėl tai dažniausiai būna nepopuliariausias sprendimas. Šiam kartui tiek. Tikiuosi, kad Dokso ir SPA taisyklė tapo šiek tiek aiškesnė. Iki kitų susitikimų.